Pasiruošę? Gerai. Dabar aš išvesiu į ekraną skaidrę. Webinaro metu aš jas keisiu, priklausomai nuo tematinės linijos, kad jums būtų lengviau tiesiog orientuotis, ir apskritai, kad būtų už ko akį užkabinti, kad jūs neužmigtumėt čia manęs taip ramiai beklausant. Gerai? Kas iš jūsų skaitėte straipsnį patalpintą ankstesnėme profilyje? Jis vadinosi berods, jei aš neklystu, tiems, kas domisi sąmoningų gyvenimų. Ten buvo vienas iš pirmųjų straipsnių, kurį aš patalpinau į profilį Alisa stebuklų šalyje. Kas iš jūsų skaitėte? Parašykite čia, prašau. Gal bandėte pamastyti, pasipraktikuoti bent truputį, kaip buvo pasiūlyta straipsnio pabaigoje. Ten buvo keletas rekomendacijų. Gal kas nors iš jūsų paliko ten komentarą tą temą. O dabar bandykit prisiminti ir kol aš kalbėsiu, kol jūs manęs klausysitės, rašykite čatą, gerai? Aš manau, kad jums bus įdomu paskaityti vienas kito mintis taip pat. Jeigu tai į temą, ar ne? Straipsnėje buvo kalbama apie tai, kad mūsų visų gyvenimas, jų užpildantis įvykiai, nėra chaosas ar kažkoks atsitiktinumų rinkinys. Jį sudaro sava sistema, savi dėsniai. Ir įsižiūrėjus atidžiau, lavinant šį įgūdį, galima pastebėti glaudų ryšį tarp savęs, tam tikrų reiškinių bei įvykių. Kiekvienas iš mūsų, anksčiau ar vėliau, užduoda savo klausimus, susidomi, o kur veda mano gyvenimo kelias? Ką pasirinkti, o ko geriau vengti? Kas mano, o kas man nepriklauso, kas aš galų gale? Pagal ką orientuotis, kaip sužinoti? Orientuotis padeda ženklai. Ne simboliai, ne prietarai, aš pabrėžiu, ženklai. Tai visiškai kita kategorija ir visiškai kitas lygis. Ką mums duodami tie ženklai? Kam jie reikalingi? Visi jūs skaitote knygas. Visi, aš nebejoju, naršote po internetą, skaitote straipsnius internete. Ženklai tai tam tikra gyvenimo knyga, žemėlapis. Tai, ką mes privalome skaityti eidami per gyvenimą. Tai, į ką mes atkreipiame savo dėmesį. Atkreipiame dėmesį, reiškia, tai reikia perskaityti. O ženklai mums padeda orientuotis, tai kaip kelio ženklai. Ir jei jūs vairuotojas ar net pėstysis, pabandykit nekreipti dėmesio į kelio ženklus, ar nepaisyti tam tikrų taisyklių. Jūs labai greit sustabdys ir, ką čia slėp, nubaus. Dažniausiai. Kaip mus stabdo ar baudžia gyvenime, mūsų pačių labui žinoma, smūgiais, kurie pasireiškia koreguojančiais įvykiais. Ir tai gali būti ligos, įvairių praradimų, nuostolių, sunkumų forma. Ženklas tai nei gerai, nei blogai. Jis tiesiog ženklas. Jis yra. Skirtumas tik tame, ar perskaitai ar ne, supratai ar ne, suvokiai ar ne. Padarėjai išvadas ar ne, kaip tau elgtis, kokį sprendimą priimti. Visi mes turim pasirinkimo laisvę, mes patys viską visada renkamės. Kalbant apie ženklų skaitimą, reikia pabrėžti, kad tai neturi virsti manija. Ženklas tai ne viskas, ką matom ar girdim, ne viskas yra ženklas. Ženklai tai tam tikri fragmentai, kuriuos rinkdami, juos skaitydami, mes prieiname prie pasaulio vientisumo, bendro kūrinijos plano, bendro modelio. Ir tuo pačiu prie savo asmeninio plano, nes mes esam viso to dalis. Koks pagrindinis klausimas dabar kirba jūsų galvose, manęs beklausant? Arba galbūt iškilo skaitant minėtą straipsnį. Galite tiesiog pagalvoti, ar galite ir į čatą rašyti, vėlgi, kaip ir minėjau pradžioje webinaro, tai kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Kaip taisyklė, tai klausimas, kaip, pagal ką orientuotis, nuo ko startuoti praktiškai. Manau, nesuklydau, ar ne? Jūs patvirtinat savo reakciją čiate, viskas aišku. Taip. Sakau, tai pagrindinis klausimas, kuris dažniausiai iškyla, o tai kaip orientuotis, nuo ko pradėti, ar ne? Jei taip greitai, neišsiplečiant, jei kas nors jūsų aplinkoje patraukia jūsų dėmesį, tai gali būti vardas, spalva, frazė, reiškinys, pojūčiai netgi. Jūs turite į tai reaguoti. Jei tai pasikartojo 3 kartus,
Jūs privalote į tai reaguoti. Tai ženklas jums. Pasikartojimų negali būti daugiau nei 3, kitaip tai virsta problema. Vėliau nuostoliais, tam tikrais praradimais, apie ką aš jau prieš tai kalbėjau. Tai gali būti daiktų, sveikatos, pinigų, ryšių praradimai ir taip toliau. Vat būtent tam reikia mokėti stebėti save, mokytis tai daryti. Stebėti save, savo aplinką, tačiau pirmiausiai save. Savo judesius, savo žodžius, savo mintis, reakcijas, pojūčius. Dienai baigiantis prieš miegą, kaip kam patogiau aišku, bet aš manyčiau, kad tai pats optimaliausias laikas prieš miegą, į dienos pabaigą. Pasistengkit prisiminti viską, kas su jumis vyko. Jei jos bėgyje, dienos turiuomenį bėgyje, nepavyksta to padaryti, stebėti, fiksuoti, raskite tam laiko vakare. Įpraskite pravesti tam tikrą dienos auditą, susirinkti save. Laikui bėgant įgūdžiai stiprės, vystysis. Ir jūs imsit prisiminti vis daugiau ir daugiau, imsit stebėti save jau pačio proceso metu, o vėliau, turėdami tam tikrus instrumentus, patirti ir šifruoti, suprasti, ką visą tai reiškia, kaip tai siejasi su jumis asmeniškai ir koreguoti savo padėtį, būseną, įvykius. Tačiau žinoma, tai ne iš karto. Bet viskas taip vyksta palaipsniui, tokia tvarka, kaip aš dabar paminėjau. Kažkokio tai etapo peršokti neįmanoma. O kai patirtis rodo, dažniausiai visi nori pradėti būtent nuo paskutinio etapo, nuo 3 etapo. Tai aš iškart pabrėžiu ir atkreipiu jūsų dėmesį, tai neįmanoma, praleidus 1 ir 2. Taigi, 3 kartus praėjo pasikartojimų liniją. 1, 2, 3. Stebėk. Viskas jau paruošta ir ženklas laukia tavęs. Nes po 3 kartų įsijungs koreguojantis įvykis. Arba galbūt net keletas. Čia jau priklauso nuo aplinkybių. Nes jau susiformavo ciklas. Jūs laiku nepastebėjot, neužfiksavot, neperskaitėt jums skirtos žinutės, ženklo formą. Į įvykį būtina reaguoti prieš jam nutinkant, ženklų pagalba. Tai yra ženklų funkcija, atkreipti jūsų dėmesį, mūsų visų dėmesį. Ir kuo ilgiau mąstom, kuo ilgiau nepastebim, tuo giliau nusileidžia įvykiai, didėja įvairių konfliktų, nuostolių, nemalonumų tikimybė. Ir kai tik mes fiksuojam, suprantam, minties energija patenka į įvykį ir neutralizuoja jį. Jūs supratot. Todėl nėra prasmės išgyventi tokį vaizdžiai. Mokyti jūs akivaizdžiai per tam tikrą situaciją, per kažkokį tai reiškinį ir panašiai. Arba jei tai malonus įvykis, suvokimas sustiprins efektą. Bet kokiu atveju tai yra naudinga. Kalbant apie ciklus, tai, kas jau susiformavo ir materializavosi ir turi savybę kartotis, praktikuotis galima pagal sekančią schemą. Pirmiausia, pabandyti prisiminti ir užfiksuoti pasikartojančius momentus. Bet kokius. Tiesiog kas pirmiausiai išplauks iš atminties. Be abejo, rekomenduočiau tai daryti ant popieriaus lapo, ne mintyse. Kaip minėjau, tai gali būti bet kas. Net pojūčiai, bet kokie reiškiniai. Aš nekalbu apie labiau apčiuopiamus ir materialius objektus. Vėliau pabandykite prisiminti ir užfiksuokite skaudžiausius, nemaloniausius savo gyvenimo momentus. Tokius, kuriuos norisi greitai užmiršti kaip blogą sapną. Ir vėlgi jie turėtų kartotis. Kažkokia bendra linija, tematika, kažkas bendro pasikartojančio turėtų būti juose. Ir sekantis etapas, tą patį atlikite su tais savo gyvenimo įvykiais, momentais, kurie suteikia jums malonumą, pasitenkinimą. Iš viso to ir susidėlios pirmasis jūsų asmeninis puzlas, jūsų asmeninis paveiksliukas. Tai, apie ką aš kalbėjau tame straipsnėje, ar ne? Ir ką aš turėjau omenyje, paminėdama ir Vladimiro Nabokovo pavyzdį. Ir panašiai, kaip beje vieno iš jūsų komentaruose pateiktas asmeninis pavyzdys apie ciklus susijusius su darbu, su darbovietėmis. Ten buvo vienas komentaras. Ir tarkim, jei po to, kai tie ciklai surinkti, žmogus pabandys susekti, kokie įvykiai vyko prieš ar po to,
jis jau galės prognozuoti, jis mažiausiai bus tam pasiruošęs ir galės tiesiogiai įtakoti procesą, koreguoti eigą. Gerai, einam toliau, keičiu skaidrę. Parašykit, prašau, ar mėgstate skaityti pasakas, ar dažnai jas prisimenat ir kodėl. Bet jeigu kas nors dar nedalyvavote apklausoje, norint patekti į uždarą grupę, jeigu peršokot per tą postą, ten toks trumputis buvo pasakų tema, tai galite dabar parašyti, ar mėgstat pasakas, ar ne, galbūt kokias konkrečiai, ar prisimenat, kodėl. Nu, žodžiu, viską ta tema, galite manęs vėlgi beklausant parašyti. Kalbant apie ženklus kaip orientyrus, galima užsiminti ir apie pasakas. Be abejo, aš nebereikalo apie jas užsimenu, ar ne, jau kaip galite suprasti. Pasakose apstu ženklų. Ir pasakos yra ne kas kita, o labai sudėtingos formulės, tam tikros matricos, nusakančios tam tikras elgesio normas, konkrečius dėsnius, matematinius skaičiavimus, ne tik mūsų planetą, bet ir visą visatą liečiančius procesus. Pasakose iššifruota visa mūsų genetinė atmintis, žmonijos genetinis kodas. Dar į ką noriu atkreipti dėmesį, kad aš dabar kalbu apie tikrasias, senas ir gerai žinomas pasakas, jeigu taip galima pavadinti, tam tikrą klasiką. Pavyzdžiui, pasakoja apie raibą vištelę, gal jūs ją žinot, prisimenat, dedančią auksinius kiaušinius. Kalba eina apie dieviškosios auksinės proporcijos teoriją. Va taip. O pačios raibos vištelės varde, dėmesio, užšifruotas konkretus kvantinis lygis, matavimas. Apskritai toj pasakoje kalba eina apie auksinių skaitmenų teoriją, kurie buvo naudojami architektūrai, bei paprastųjų skaičių formulę, kuri buvo atrasta ir paskelbta visai neseniai. Kaip jums toks momentas? Ir viskas, apie visą tai pasakoja apie raibo vištelę. Arba visiems gerai žinoma pasaka apie pagranduką. Na, tikrai nesuklysiu sakydama, kad tikrai visiems gerai žinoma, ar ne? Kurį iškepė bubutė ir dėdukas, dvi dieviškosios energijos. Juda tas pagrandukas dangaus skliautu, kirsdamas tam tikras ribas, taip vadinamus zodiako ženklus, bei anksčiau jie vadinosi kitaip. Ir savo kelyje jis sutinka daugybę pavojų. Pasakoje jie vaizduojami kaip meška, lapė ir taip toliau. Taip vaikas, klausydamasis pasakos, mokosi apie tai, kaip išsidėstė žvaigždynai, kaip keičiasi metų laikai, kokia epocha kokia keičia, kas vyksta su Saulė, Mėnuliu, kitomis planetomis, koks jų tarpusavio ryšys ir be abejo poveikis pačiam žmogui. Na, jeigu kas nors iš jūsų yra Hanso Kristiano Andersono pasakų fanas, ar yra tokių? Pasirodykit. Pamojuokit čiate. Aš iškart galiu pasakyti, kad aš viena iš jų. Tai manau, jums bus įdomu sužinoti, kad jo pasakose aprašyta visa arijų rasės istorija, o kartu ir jos pabaiga. Skaitant pasakas, svarbu suprasti metaforas, priartėti prie transcendentinio pasaulio. Pasakose nėra nieko išgalvoto, tiesiog simbolizuota, užkoduota. Todėl niekada nereikia jų aiškinti ir bandyti suprasti tiesiogiai. Arba bandyti juose rasti, išvelgti tam tikrą populiariosios psichologijos arba buitinės išminties formato paaiškinimą. Patikėkit, tai kur kas giliau ir plačiau. Manau, jau užuodėt, pagavot, ar ne? Iš to, ką aš užsiminiau. Pasakų pagalba buvo perduodamas mūsų protėvių paveldas, žinios, nes, kaip žinia, rankraščiai naikinami nuolat. Istorija keičiama nuolat, o išmintis, informacija perduodama iš lūpų į lūpas, gyva. Todėl viską, kas itin svarbu ir reikšminga, ypač tuo metu, kai buvo aišku, kad žmonijos vystymosi programa sutriko, buvo bandoma perduoti ne raštu, o žodžiu, per pasakojimą. Konkrečiai per pasakas. Žinoma, laikui bėgant nyksta tie, kas moka tos pasakojimus, tas pasakas teisingai šifruoti.
Tačiau po truputį tos žinios įgūdžiai grįžta, informacija vėl iškyla, reikia tik giliau pasidomėti. Na, kaip sakoma, kas ieško, tas randa. Ir visiems tėveliams aš nuoširdžiai rekomenduoju skaityti savo vaikams kuo daugiau pasakų. Kaip jau minėjau, kalbu apie tikrasias senas pasakas, klasiką. Na, o tam, kad galėtumėte vaikus supažindinti su tuo, apie ką juose kalbama, kaip jau suprantat, būtina patiems mokytis, pažinti. Ir tuo pačiu padėti vystyti savo vaikams, žadinti savo ir jų genetinę atmintį. Sekantis straipsnis, tiksliau 2, kurie buvo pasiūlyti jūsų dėmesiui, buvo gėrio ir blogio suvokimas, jei aš neklystu, bei pats geriausias draugas priešas. Patvirtinkit, kas skaitėt, ar iš tikrųjų taip, galbūt aš klystu, čia aš dabar iš atminties taip bandau transliuoti. Taip, matau, kad taip. Taip, 2 buvo, aš dabar 2 turiu omenyje, kadangi mes pereiname prie gėrio ir blogio linijos. Tai, kas buvo anonsuota webinaro pradžioje. Ar visi skaitėt? Ar iš jūsų kas nors, kas dabar webinare, skaitėte tos 2 straipsnius? Na taip, kas ne uždarojo grupėje galėjote ir nematyti. Nuo pat gimimo kiekvienas žmogus susiduria su šiom 2 orientaciniam kategorijom – gėriu ir blogiu. Gėrio ir blogio liniją mes lengvai rasim kiekvienoj pasakoje, manau pritarsit. Tai galima sakyti pagrindinė pasakų tematika. Žinoma, šios kategorijos gan nevienareikšmiškos. Abi kategorijos egzistuoja kaip būtinas šio pasaulio duališkumas. Iš tikrųjų nėra absoliutaus gėrio, kaip ir nėra absoliutaus blogio. Yra tik nežinojimas, žinių trūkumas. Bet apie tai aš rašiau straipsnyje. Labai dažnai tai, ką žmogus įvardina blogiu, chaosu, nėra blogis ar betvarkė. Kažkas baisaus ar panašiai. Paprasčiausiai dėl žinių stygiaus žmogus taip mano. Jis yra savo stereotipų pasaulėžiūros valdžioje. Jis bijo išeiti už ribų, išsivaduoti, išsilaisvinti nuo jau žinomo, pažįstamo, bijo atsisakyti visų, kokie tik yra autoritetų, kurių iš tikrųjų nėra. Apskritai reikia išsilaisvinti nuo to, kas jau buvo, kas pažįstama. Reikia kiekvieną dieną atsibusti su švariu protu, sąmonė, bet to tempiamo iš paskos krūvio bagažo. Tik tada mes galime viską skaityti kaip ženklus. Primenu, kad ženklas tai, į ką atkreipiai dėmesį. Atkreipiai, perskaityk. Kodėl tai patraukė tavo dėmesį? Ką tu už to matai? Ir su kuo tu tai sieji? Na ir minėtos gėrio ir blogio formuluotės, konkretus apibrėžimai. Taigi, gėris, dabar atidžiai įsiklausykit, prašau, gerai, pabandykit pagauti, kaip sakau, mintį, ar ne? Įsiklausykit, prašau. Gėris tai, kas priklauso širdies sferai, jausmams, pojūčiams. Tai budrumo būsena. Mes matome pasaulį savo akimis. Mes jį jaučiame, mes jį pažįstame, mes orientuojamės į pozityvą. Aktyvios akys, aktyvi širdis, budrumas, taip, jausmai, pojūtis. Tai artima, tai pažįstama, nes patirta. Gėris tai, kuo mes remiamės, tai tam tikri mūsų ramsčiai, atsvara. Kuo visada galime pasikliauti, pasitikėti. Mums tai pažįstama, nes yra patirtis, tai artima. Tai tam tikra komforto būsena, komforto zona, kur galima, jei taip įmanoma, įsireikšti, pailsėti. Ar ne, kas nereikalauja įtampos, nes mums tai pažįstama, yra patirtis. O blogis, tai kai aktyvios smegenys, visiškai priešingas polius. Ar ne, ten jeigu širdis, jausmai, pojūčiai, reiškia kūnas, čia jau įsijungia smegenys, galva, mąstymo, ieškojimų procesas, pažinimo procesas.
Tai ne jausmai, ne emocijos, tai savokos. Ir koncentracija čia jau ne į pliusus, o į minususus. Ieškomi trūkumai. Fokusas į negatyvą. Nėra ko remtis, viskas nepažįstama, nepatirta ir tai kelia baimę, įtampą, diskomfortą. Blogis tai, kas iš mūsų atima tos ramščius, paramą, įprastą orientaciją. Tai, kur mes tartum krentam, kai rodos viskas. Nejaučiam žemės po kojom, rankos nusileido, nėra to žmogaus, nėra nieko, kas galėtų mus paremti, ką mes galėtumėm atsiremti, kas galėtumėm ką nors pasiūlyti. Mes vėl ir vėl susidurime su blogio kategorija, su tam tikrų chaosu. Bet vėlgi tai viskas mūsų pačių būsena. Viskas sąlyginai. Ir jei gėris tai budrumo būsena, kaip aš jau minėjau, kuomet akys atmerktos, mes orientuoti į išorę. Kartoju, mes orientuoti į išorę. Tai blogis, tai sapnas. Tai tam tikra miego būsena. Ir fokusas čia jau į vidų. Todėl labai dažnai, kai žmogui, kaip jis mano ir sako blogai, jis nesąmoningai nori miego, jis stengiasi užmigti. Tikėdamasis, kad po to, pabudus, viskas pasikeis, kažkaip išsispręs. Bet pabandykit prisiminti, galbūt ir jūs, aš įsitikinusi, kad irgi esate išgyvenę kažkada bent kartą panašią situaciją, panašią būseną. Pabandykit prisiminti. Dabar jūs jau žinote, su kuo tai susiję. Ir jau galite kažkaip tai orientuotis ir visai kitaip iš naujo pažvelgti į visą tai. Pasakose puikiai pavaizduota gėrio ir blogio sąveika, tik šifruoti jas reikia ne pažodžiui be abejo. Pasakose blogis tai kaip kažkas nepaaiškinama, tai kas nepažįstama, o todėl ir sukelia baimę ir priešiškumą. Nėra patirties. O pasaulis, kuriame gyvena žmonės, ten karaliai, karalienės, paprasti žmonės ar ne, praktiškai visur, visose pasakose tai egzistuoja. Tai va tas pasaulis yra gėris, nes tai pažįstama. Tačiau jei pastebėjot, tik po išgyvenimų, susidūrimų su taip vadinamu blogiu, tai yra kažkuo nežinomu, nauju, žmogus tampa išmintingesnis, labiau patyręs. Tai privaloma sudėtinė žmogaus gyvenimo dalis, tai nėra blogai ir tai labai sunkiai suvokiama. Tai labai sunku priimti žmonėms. Taip, vat, klausantis teoriškai, sakykime, ar ne, ir kada daugiau mažiau niekas nekelia įtampos tuo metu gyvenime, ar ne, tai, sakau, teoriniam lygiai, rodos ir nesunku tai priimti ir įdomu, ar ne, ypač jeigu tai pirmą kartą kažkas tai išgirsta bent kokią liniją. Tačiau, kada yra reali situacija, realūs išgyvenimai, įtampa, tai labai sunkiai suvokiama ir tai išties sunku priimti. Bet taip realiai jau praktikoje, o ne teorijos lygyje. Dar daugiau, tai ne tik dvi būtinos gyvenimo sudedamosios dalys. Tas blogis ir gėris, ar ne? Tai ir pačio žmogaus turinys. Pats žmogus yra duališkas. Nes visi mes turime kūną ir širdį, jausmus. Ir visi mes turime galvą, smegenis. Kažkaip tai, kažkiek tai visi mąstom, ar ne? Ir kaip jūs manote, kiekvienas iš jūsų, konkrečiai, kur labiau linkęs? Kas pas jūs labiau išvystyta? Tai nėra lengvas klausimas iš tikrųjų, tačiau pamastykit, užduokit savo šį klausimą, gerai? Kiekvienas iš mūsų savo prigimtimi yra arčiau vieno ar kito kriterijaus. Nepaisant to, ką aš dabar pasakiau, kad mes visi turim ir kūną, ir galvą, jausmus, ir savokas, širdį, ir smegenis, ar ne, vis vien. Kiekvienas yra arčiau vieno ar kito kriterijaus. Pas kiekvieną žmogų labiau išvystyta viena kategorija. Ir eidamas per laiką ir erdvę, keisdamas pavidalą, reinkarnuodamas, žmogus bando subalansuoti save. Pažinti priešingą pusę, harmonizuotis. Nei pas vieną žmogų nėra tokio dalyko kaip 50 ant 50. Deja, pačiam žmogui tai nustatyti objektyviai ir tiksliai, be tam tikrų įgūdžių ir patirties neįmanoma. Todėl aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad skubota reziumė, išvada tipo, aš ir ten, taip, pat vėlgi kartoju,
viskas teisingai, jeigu žiūrint iš tos pozicijos, kad visi mes turime ir kūną, ir galvą, ar ne, jausmus ir savokas, tas taip, bet kalba eina ne apie tai. Bet tas aš ir ten, tas 50-50, kad pas mane vienodai viskas išvystyta, tai netiesa. Bet tokia skubota rezumė, skubota išvada reiškia tik vieną. Žmogus paprasčiausiai nepažįsta savęs. Jis dar mažai ką žino apie patį save. Dabar pabandykite prisiminti visas situacijas, reiškinius, žmonės savo gyvenime, kuriems jūs prisegėte kada nors etiketę blogis, blogai. O galbūt jūsų adresu tai buvo padaryta. Galbūt žodžiai buvo kiti, tačiau esmė, prasmė ta pati. Pabandykite dabar taip prisiminti, arba tiesiog savo pasižymėkite, ir po webinaro galėsite tai padaryti. Pabandykit pažiūrėti tai visai kitų kampų per prizmę to, ką dabar išgirdot. Neskubėkit, perleiskit pas save gerai tą klausimą. Aš sąlyginai prasitariau, dabar pabandykit, ar ne? Žinoma, tai turi susigulėti su to, kaip sakoma, reikia išsimiegoti, permiegoti ir neskubant išvesti iš savęs. Geriausiai sudėlioti viską ant popieriaus lapo, apmąstyti, kad kažkaip tai susiorientuoti. Dar ką aš norėčiau pasakyti šią temą, kad jei tik ką nors išgirdus, perskaičius, iškart kyla klausimas, norisi jį užduoti arba iškart komentuoti, atsakyti toj pat, tai visuomet bus neteisinga, netikslu. Tai visada parodo, kad žmogus nieko neįsisavino, nesuprato ir tiesiog išmeta lauk tai, kas jam trukdo priimti naują informaciją. Jam paprasčiausiai nėra kur jos patalpinti. Todėl skubotas komentaras, klausimas visada kažkuria prasme tuština galvą, daro vietą kažkam naujam, kad būtų kur padėti. Todėl niekada neskubėkite tuo labiau su įvairiomis išvadomis bei reziumė. Ir va šio konkrečiu atveju tebūnie tokia rekomendacija jūsų namų darbai. Gerai? Tiesiog aš jums dabar pasakiau taip sąlyginai, pabandykit dabar, ar ne? O jūs galite tai tiesiog savo pasižymėti, kad susiorientuoti, ar ne? Bet neskubėkit, iš tikrųjų tai reikalauja dėmesio, tai reikalauja laiko ir pati informacija turi dar susigulėti. Ir nusipieškit, pabandykite schematizuoti, kokie kriterijai, kokiai kategorijai, kalbu apie gėrį ir blogį, kas kam priskiriama. Kad galėtume susiorientuoti, kiek tai įmanoma savarankiškai, nes tai nėra lengva, aš pabrėžiu, ypač praktikoje, realiai, bet jūs dabar turite apibrėžimus, pakankamai konkrečius, todėl bandykit, gerai? Aš manau, kad tai galų galiai ir įdomu, ir naudinga. Ir tikiuosi, kad daugybė nušvitimo atradimų jūsų laukia ryšium su tuo. Tęsiant pasakų tematinę liniją, galima pastebėti, kad beveik visose pasakose su blogiu, tai yra išbandymais, susiduria jauniausias, kaip taisyklė, trečiasis brolis. Jam tenka didžiausi iššūkiai. Su kuo siejama trečio brolio sąvoka pasakose? Aš jau jums uždaviau šį klausimą prieš webinarą. Kviečiau pamastyti šią temą. Kas nebendravot profilyje, galite dabar parašyti, pamastyti dabar. Jau minėjau, kad pasakose užšifruota daugybė informacijos apie mūsų genetiką, genetinę programą. Kaip žinia, mūsų genetinė programa susideda iš dviejų linijų – tėvo ir mamos. Tačiau nepaisant to, kad abiejų tėvų programos aktyvios, pirmasis ir antrasis vaikas, pirmieji du vaikai šeimoje, pildo vieno iš tėvų programą. Vienas vieno, kitas kito. Nuo to priklauso ir tam tikra gyvenimo programa, ką vienas ar kitas turėtų atlikti pirmiausia, nuo ko pradėti savarankišką gyvenimą. O trečiasis vaikas yra laisvas nuo šių genetinių programų. Jam pirminė jo paties programa. Jis tarsi eina tarp, nei ten, nei ten. Ir jo asmeninė programa, gyvenimo užduotis, žinoma, skirsis nuo pirmųjų dviejų brolių ar seserų. Turėdama omenyje pirmas, antras vaikas šeimoje, netgi ir tas trečiasis, čia neturi reikšmės. Čia sąlyginai tiesiog, jeigu imsim pasaką, tai brolis, ar ne? Tai gali būti broliai, seseris, tai gali būti mišri šeima. Iš čia, sakykime, ir to trečiojo brolio išskirtinumas, kuris perkeltas į pasakas. Jei prisimenate, jose labai aiškiai pavaizduotas trečio brolio unikalumas, nestandartinis mąstymas, veiksmai.
sugebėjimas išeiti iš stereotipų ir tuo pačiu glaudus ryšys su visu pasauliu, su visa visata. Ir kartu tam tikras nepritapimas savo paties šeimoje, artimųjų aplinkoje. Dabar jau jūs galite maždaug susiorientuoti, su kuo tai susiję. Trečiojo brolio būseną gali išgyventi ir sąmoningai gyvenantis, siekiantis pažinimo žmogus. Tai taip vadinamas išėjimas į asmeninę trajektoriją, asmeninę programą. Bet visa tai vyksta tik dirbant sąmoningai. Čia įsijungia tokie kriterijai kaip amžinybė ir begalybė ir orientacija vyksta tik pagal tai. Dauguma žmonių klaidingai įsivaizduoja amžinybę ir begalybę, patį kosmosą. Tiksliau sieja su juo klaidingas savokas, reiškinius, savo ryšį su juo. Jie mano, kad kosmosas tai, ką jie mato pakėlę galvas aukštai, tai, kur skrenda raketos, palydovai, ir jų pagalba galime nusigauti iki to, ko daugelis ieško, arba tai, kur klaidžia jų mintis, protas užmerkus akis. Visa tai iš tikrųjų slypi pačiame žmoguje. O jo kosminis aparatas, kuriuo jis gali nusigauti, kur tik panorės, tai jo smegenis, protas. Ir kokio stiprumo, kokio švarumo jo antenos, tokią informaciją jis ir pritrauks, tokius dažnius ir pagaus. Parašykite, prašau, ar kas nors iš jūsų skaitėte ar žiūrėjote ekranizaciją Alisa stebuklų šalyje. Tai galėjo būti ir filmas, galbūt tai knyga, bet aš tikiuosi, kad visi daugiau mažiau bent jau esate girdėję apie šitą pasaką. Ar patiko jinai jums? Tuomet turbūt prisimenate, kaip ten patraukliai aprašyta, pavaizduota stebuklų šalies aplinka. Tai yra virtuali realybė. Tai, kas iš tiesų egzistuoja ir kur galima patekti tik savo proto, savo smegenų pagalba. Smegenis susideda iš daugybės labirintų. Būtent jais Alisa patenka į kitą erdvę ir laiką, kur vyrauja visai kiti dėsniai. Veidrodis, labirintas, kokybiškai kita erdvė, prilyginama mūsų sapnų būsenai. Bet jeigu atsiminsite iš ankstesnio pasakojimo, iš ankstesnės gėrio ir blogio linijos, su kuo aš ten siejau sapną? Kur aš tai paminėjau? Tai taip vadinamo blogio, smegenų, galvos, informacijos kategorija. Tai va ta kita erdvė prilyginama mūsų sapnų būsenai, tai būsenai, kurios metu būtent aktyvios smegenys. Ir ten sava logika, savi dėsniai. Ir tuo pačiu visa tai pagrindiniai išėjimai į kitus matavimus, kitas realybės, kur viskas tarsi nes nepažįstama, nauja, kvantiška. Viskas transformuojasi minčių pagalba. Šioje pasakoje taip pat parodoma ir vidinė bei išorinė Alisos dinamika, jos išgyvenimai, išbandymai jos kelyje, tam neapribuotame stereotipais materija bei racionalia logika pasaulyje. Tuo pačiu tai perteikiamas išėjimas ir iš savo paties ribotos sąmonės. Jeigu mes taip ateisim toliau, ar ne, nuimsim kitą sluoksnį, kas ar ne, kas slypi to informacijoje, ar ne, kuri pateikta pasakoje. Toliau seka išėjimas iš savo paties ribotos sąmonės, iš savo veidrodžių karalystės į tą stebuklų šalį. Tai yra daugialypį kvantišką pasaulį, kitus matavimus, į kuriuos patenkama erdvės ir laiko koridoriais, tuneliais. Pamenat, kaip Alisa patenka į stebuklų šalį? Nuo ko prasideda pasaka? Koks ant siužetas? Kokia linija? Ji įkrenta į Kiškio urvą. Ir po to jai pasiūloma išgerti tam tikros mikstūros ir tuomet jinai transformuojasi, keičia savo pavidalą ir tik tada gali įeiti į kitą erdvę. Taip yra iš tikrųjų. Kiekvienoje erdvėje, matavime, mes keičiame savo pavidalą, priklausomai nuo ten egzistuojančių dėsnių sąveikų. Virtuali realybė, tai, kai jutimo organai lieka, jie yra. Tačiau mus supanti erdvė pasikeičia visiškai. Ir kompiuteris, internetas, tai tik tos realybės, kuri iš tiesų egzistuoja, atspindys mūsų realybei, mums įprastoje erdvėje. Virtuali realybė padeda suvokti holograminį mąstymą. Ir iš tiesų tai turi būti išvystyta, kad būtų galima pereiti per pirmąją iliuziją, kad jei tu ko nors nematai, negali pačiupinėti, to nėra. Arba matai, jauti, o materialaus pavidalo nėra. Tai iliuzija.
Ir be abejo reikia turėti patirties, reikia turėti įgūdžių per tai pereiti. Nes ta realybė, kurioje mes gyvename, palaipsniui išnyks ir virtuali realybė užims jos vietą. Tai natūralus procesas, apie tai mus įspėja praktiškai visos pasakos. Beje, pačiame holograminio mąstymo viršuje, čia sąlyginai kalbant viršuje, randasi šachmatai, kortos. Per šachmatus, per kortą žaidimus, fokusus su jomis būrimus žmonės bando eiti į virtualią holograminę realybę ir ten programuoti. Ir žinoma, neatsitiktinai ir pasakoje Alisa stebuklų šalyje dažnai pasirodo kortos. Pamenat? Šachmatai, jų figūros. Kaip beje neatsitiktinai ir tai, kad pagrindinė šios pasakos herojė mergaitė, o ne berniukas. Kaip jau sakiau, nieko nėra, ko nėra iš tikrųjų. Žmonės negali sugalvoti to, kas neegzistuoja matricoje. Visų pasakų, kurias žino žmonija, tikslas vienintelis. Papasakoti apie tai, kad yra kažkas daugiau, toliau, nei tau žinoma. Ir kaip nueiti iki to toliau. Ir aš labai tikiuosi, kad po šiandieninio webinaro jūs imsite atidžiau skaityti pasakas, žiūrėti jų ekranizacijas. O galbūt panorėsite iš naujo perskaityti jau, sakykime, visai su kitokiu požiūriu į jas. Kalbu apie pasakas. Na, o kadangi dabar logikos metas, todėl labiau artimomis ir suprantamomis tapo europietiškos pasakos, kurios gali daug ką paaiškinti ir tuo pačiu nurodyti sprendimo būdą. Tai, ką galime pritaikyti kasdienėme gyvenime. Tačiau tai nereiškia, kad dabar reikia į jas labiau orientuotis. Ne, aš tiesiog konstatuoju faktą. Ir grįžtant prie Alisos stebuklų šalyje, didžiausio dėmesio trumpame poste pasakų tema, kuris buvo patalpintas pirmajame profilyje, sulaukė frazė apie tai, kad norint likti vietoje, reikia bėgti iš visų jėgų. Ar skaitėte apie tai? Buvo ten toksai epizodas, tokia frazė. Frazėje užšifruota mintis be abejo nevienareikšmiška. Pirmiausia, reikia grįžti keliais sakiniais atgal ir dar kartą perskaityti, kada tai būtina taikyti, pagalvoti ir tada rezumuoti. Verta, neverta, ten skubėti lėtai ar dar kažkaip kitaip, sakykime, ar ne. Ten eina kalba apie neapgalvotą instinktyvų lėkimą, emocinį veržlumą ar panašiai. Ten turime omeny labai konkreti situacija, kurioje adekvatus būtent šis dėsnis. Na, o kalbant apie skubėjimą arba ne, apskritai, galima paminėti, kad yra žmonių, kuriems reikia viską daryti greitai, nes jų tokia prigimtis, toks jų prigimtinis greitis, tempas ir kitaip būti negali. O yra tokių, kurie praktiškai to paties gali pasiekti judėdami lėčiau, arba tiesiog kitaip jie negali. Tokia jų prigimtis. Tačiau bet kokiu atveju nenutrūkstamas procesas vis vien turi vykti, bent jau mąstymo, sprendimų ir tam tikrų veiksmų lygyje. Pačiam žmogui nustatyti savo greitį, kaip jau spėt, gan sudėtinga, nes kaip visuomet, kaip ir visur, reikalingi įgūdžiai ir praktika. Na, o tam, kad daugiau mažiau orientuoti savarankiškai, paskubėti, judėti man dabar, ar pristabdyti, numažinti greitį, patausuoti savo energiją, padeda tie patys ženklai. Tai apie ką aš pradėjau kalbėti pačio webinaro pradžioje.